Tikrinai norma, o gal jėd biškėlį. Žiūrėk, prisipyliau benziną ir varau už varnių. Jūs jau įtarat, kas čia? Aš žinau, liaudį vadinama keramika. Ko norėk daryti? Į tokios spalvos motociklus irgi gal pilti. Čia ir toks dalyks, atominis metalo kondicionierius. Kontas reiškia? Tai reiškia, kad votukiai per žėjimą, stovėjimą ir parudėjimą patamp tokias. Ko mes darysim? Variklį, tas dalyks. Greičdėžę paskirstim grundinėm. Šiuo atveju gal reikėtų nesakyti, nes čia nėra. Svarbiausias dalykas. Krumplera čia paskirstimas žvaigždutės besitrinantį dalyką. Aš naudojau, daug labą kilometrų nuvažiavau ir pilu į aukščiausias prabas. Mopedą. Plaku, nes reik suplakt, o da geriau reik pašildyti. Kišam į variklį. Jeigu tau motociklas ir 4 litrų talpos tepalo variklis, tada reik dutuoti. Pirms daba ir po 1000 skits. Jeigu iki 3 litrų, gali ir vein bankiok gerą užšildžius variklį. Ko mes turam? O, juntama, bet labai gerą suplakt, nes čia ir žina kas, čia tokis ir kaip granulis. Bet spalva tai tikra, spalva tokį, o koks. O, iš tuščio į kiaurą įpelkim. Įpelk neužtenk, vyruka. Reikia ir važiuoti. Jeigu įpilsi, pastatysi visą vasarą motociklą į garažą, žinok, neužsitrauks skylis. Bet kaip kvept, kaip saldainis, užšildom, vėl paberbinam ramiai ir važiuojam. Pirms 1000 kilometrų. Paskiau kits. Man atrodo, šiandien antrą ir įpelsim.